Mrs. Key Bakes and Cakes. Tokiu anglišku pavadinimu Didžiojoje Britanijoje save žmonėms pristato iš Utenos kilusi Kristina Kazlauskienė. Jūs esat mano karalystė, mano virtuvėliai, kuriame realiai visada vyksta darbas. Tai yra mano studija, mano darbo vieta. Jūs čia ir gaminat, ir filmuojat, ką jūs čia daro? Šiaip aš esu kepėja. Tortų visokiausių saldumynų kepėja ir čia kepu, taip pat filmuoju video į savo YouTube kanalą, darom ir tiesioginės transliacijas TikTok platformoje, netgi mokinu kartais mokinius. Jau 13 metų Kingslyno mieste gyvenanti lietuvė čia išgarsėjo ne tik dėl ypatingų savo kepinių, bet ir dėl aktyvios veiklos socialiniuose tinkluose. Kiekvieną dieną Kristina viešina įvairias kulinarinės pamokėles ir receptus keliems tūkstančiams sekėjų. Kai gyvenau Lietuvoje, nemokėjau iškepti nieko, nežinau, tiesiog nieko nesisekė. Atvažiavus čia, sugalvojau, kad man reikia kažką daryti. Užsimaniau įsikepti patį pirmąjį tortą. Tiesiog iš nieko tortą? Taip, pats pirmasis tortas buvo Napoleonas, tai tikrai vienas iš lengviausių tortukų. Ir kai šeima paragavo, liko labai sužavėta. Ir tiesiog paragavo draugai, kiti draugai ir taip tiesiog per karusėlę pradžiai kepiau, sakiau, kepsiu pačius skaniausius tortus, bet niekada nepuošiu. Bet yra kaip yra ir esu savo mokslė, ką moku pati. Išmokau pati. Tai kiek jau metų jūs čia savo kulinarijų sukate? Nuo 2017 metų jau taip rimčiau pradėjau, kad užsiregistruoti, atsidaryti savo nedidelį biznį, kad pavydus tautiečiai nepradėtų skausnės. Būna. Pasikalbėti apie tai, kaip nustojo dirbti kitiems ir pati susikūrė svajonių darbo vietą, Kristina mus pasikvietė į savo namus, kur vyras jai įrengė specialią kulinarinę studiją. Čia buvo konservatorija ir dargi netgi buvo čia padarytas toks perėjimas. Konservatorija? Ką tai reiškia? Konservatorija tai kaip poilsinė vieta, kur gali ilsėtis. Mes Lietuvoje turbūt sakytume pavėsinę gal? Gal. Ir vyras išardė sieną, padarė man čia darbo vietą, atėjo iš konsulo patikrinti higieną, nes reikia ir sertifikatus laikyti, ne šiaip sau, kad tu čia... Atvažiavo inspektoriai? Taip, patikrino, gavom 5 žvaigždutes. Čia žmonės apskritai, kaip ar būtų policija, ar tokie prižiūrėtojai, jie labai geri. Iš tikrųjų, turi būti šaldytuvas būtinai atskiras, arba kriauklė atskira, arba indeplovė, pas mane ir tas yra. Spinteles tikrina tik tas, kurias tu leidi. Tai tu turi būti popieriai tvarkingi, ten temperatūra, kad tu žymėtum 2 kartus dienoj, pasižiūri, tiesiog kokius dar gaminius pažiūri ir niekada neimu namo. Aš kai lietuvė pripratus buvau prisikepus, sakau, įdėsiu. Jinai sako, kad aš ir labai norėčiau paragauti, bet sako, negaliu, nes tai įtakos jūsų vertinimą. Tai traktuojama kaip kyšis? Taip, aš tiesiog kaip dovanėlę norėjau dėti, nes smagu, atvykote į svečius, argi duosiu paragauti ir atrodo, kavos, sakau, atsigersim kavos, ne, sako, negaliu. Kristina atvirai kalba, tokia laiminga ji dar niekada nebuvo. Daug žmonių daro klaidą, ieškodami savęs srityse, kurių visiškai neišmano. Daug metų eksperimentuoja, vis bando įvairius darbus ir viskuo lieka nepatenkinti. O man pasisekė, karjerą susikūriau neišeidama iš namų, sako ji. Stebuklinga virtuvė. Ne veltui dėl mano žalių akių mane kartais vadina tu ragana. Ragana? Ragana. Čia gerąją prasme tikrai? Gerąją, nes turiu labai gerą šeštą jausmą. Labai gerai žmonės pažįstu. Tiesiog jaučiu, kad geras žmogus, ne. Jeigu negeras arba draugė būna, tiesiog atsitrauki, nebendrauji. Tiesiog taip jaučiat, kad negeras žmogus ir... Pabendrauni jo ir matau ir aš tiesiog po truputėlį, ne taip, kad staigiai, bet mandagiai atsitraukiu ir daugiau kontakto nepalaikau. Ir čia realiai yra naminukai. Naminukai? Taip. Jeigu žinote, kas yra naminukai, naminukai tai yra geroji namų dvasia, kuri padeda saugoti namus, valo nuo negatyvo. Ir tiesiog būna momentais, kai susikaupia, būna kažkas negerai. Ir tiesiog galvoju, man reikia kažką daryti. Dukrai nesisekė vieną momentą ir reikėjo apsaugos ir pradėjau daryti naminukus, pradėjau daryti lėlytes. Pati padarėt naminuką? Kažkokia lėlytė konkrečiai situacijai yra sukurta? Jo, realiai. Tai tiesiog pagal nuotaiką. Kažkas tiktų į virtuvę ar ne, kažkas tiktų į salioną pasodinti ar dar. O tokios raganėlės, tai jos yra padarytos į mašiną.
Pašnekovė atvirai kalba, kad pradėti tokį kulinarijos studijos verslą nebuvo lengva, nes nuo pat pirmų žingsnių ji jaučia, kad kai kurie žmonės nori tyčia pakenkti. Kai pradėjau savo kelią į tortų pasaulį, labai trūko informacijos, ypač iš mūsų lietuvaičių. Yra daug grupių, bet tiesiog tave ten klaidina, murkdo arba duoda patarimus, kur tu tyčia suklysti. Intriginas toks? Taip. Ir buvo, čia va vietininkė apie irgi buvo padėjėja. Ir, turėjau labai daug gėdos per jos patarimus, teko tortą vežtis namo. Jūs juokaujat, taip specialiai nori suklaidinti, kad jums nesigautų tortas? Jo, daryk tu va taip geriau. Ir aišku, kai žalia, taip pradėjus dirbti. Ir padariau. Ir ištižo man. Bet kodėl? Bet kam tos intrigos? Kam čia? Žinokit, pavydas. Pavydas ir... Nes čia pas mus nedidelis palyginus miestas, bet yra labai daug kepėjų. Mūsiškių, anglių ir taip kitataučių. Privačių kepėjų visuose Anglijos miestuose yra bent po keletą, o Kingslyne šis sritis ypač populiari. Kepiniais čia užsiima ir lietuvės, ir lenkės, ukrainietės bei rusės. Tačiau ne visoms pasiseka sulaukti tokios sėkmės kaip Kristinai. Neskaitau savęs iš tikrųjų didelė žvaigždė, tiesiog esu moteris, kuri labai myli savo darbą. Tiesiog tai, ką darau su meilė. Ir padariau pirmą kartą tortą prieš dėleskim 6 metus, lygiai tokio pat skonio klientas įsineš dabar. Nes niekada nieko nemakaluoju, nedėsiu jokių priedų, tiesiog yra vienas receptas, aš jį naudoju po šiai dienai, o kitos... Žinot, kai būna, pajaučia pinigėlį ir pradeda tai kažką pigiau, kažką pamakaluojam. Mažinė vietoj sviesto margarinas jau eina. Taip, kremą kažkokį kitą daro ir paskui ateina, kartais klientai išeina pas naujas, būna kainos pigesnės. Ir po to grįžta, visgi pasilgia mano tortukų. Tarp Anglijos lietuvių ši kulinarė pagarsėjo ne tik kepinių kokybę bei skoniu, bet ir išskirtiniu savo stiliumi. Kristina sako, kad visada siekia išsiskirti iš minios, tačiau tai ne visiems patinka. Dabar tokia plaukų spalva, tai liktai mano veidas, kaip ir vizitinė kortelė paliko. Čia yra jūsų vizitinė kortelė, ant jos irgi yra ta pati plaukų spalva. Taip, ir tiesiog liko ir patiko, pritiko. Tai kiek jau metų jūs taip ryškiai? 4 kokius metus būdavo, tai rūžavas spalvo, dabar... Čia kas? Violetinė. Violetinė. Jo, ir dabar... Jūs kaip Felicita. Taip. Nueinu pas kirpėjam, nudažom, nukerpo, o jau visą šitą grožį jau aš pati. Išmokau pati ir arba teko keletą kartų naudotis visažistės paslaugom, nes vakarėlius dar vedam, dar nepasakiau. Jūs dar vakarėlius vedat? Buvau kelis kartus neėjus ir, padažo, ne taip, kaip aš norėčiau, tai išmokau pati. Jeigu neskubant, galiu ir per 40 minučių susisukti su plaukais, su makiažu, su visko. Tai ką čia, sukate bigudžius, kas čia vyksta? Įsidžiavinu galvą, įsiplaunu, įsidžiavinu, susisuku plaukų žnyplėm, makiažas ir viskas. Ir viskas, šviečianti tortukų karalienė. Taip, kažkaip, iš tikrųjų, gal tas toks, ta išvaizda įtakojo nuo mano vaikystės, nes aš visada mamos gydydavau, kai ateidavau į darželį, į mokyklą ir visada sakiau savo, kad mano vaikai manęs nesigėdys. Tai, kad dabar šypsausi, visai nereiškia, kad visada tokia buvau. Spindinti išvaizda slepia labai liūdną praeitį, prisipažįsta Kristina. Sunki vaikystė, pijokų vaikas. Tai ir kai augi, visada esi murkdomas, nevertinamas. Gal todėl tai Lietuvoje taip nesisekė, išvažiavom čia ir čik tai. Jūs sakote, nesisekė Lietuvoje? Kas ten buvo? Nemėgstu šitos temos labai. Na tiesiog, kai esi pijokų vaikas, nuo 5 klasės tu esi paleistuvėje, alkoholikė, būsima, ta prasme. Tiesiog jums lipdydavo tokias etiketės? Jo. Ir jau sakydavo šitą, tai niekam bus tikus. Aišku, aš dariau klaidų. Mano šeimos modelis būdavo mama, tėtė girti, mušasi, pijokystės ir dariau klaidas, bet aš norėjau geresnio gyvenimo. Su pirmu vyru, aišku, nepavyko, bet aš jam dėkinga, kad jisai nepabijojo to skurdo, to laužyno, iš kurio jis mane paėmė žmonas ir padovanojo man 2 nuostabius vaikučius. O išsiskyrėm, aišku, nepavyko. Po to atsirado dabartinis vyras ir tiesiog jisai tas variklis, kuris mane palaiko. Mes visada kojo kojon
ką bedarytumėm, mes abu, aš jeigu čia dirbu, jisai man indus ateina išplauti, mes vakarėlius kartu irgi vedam. Ir sakau, Lietuvoje, kai gyvenom, tiesiog eini ir, toks vaizdas, kad į tave nori spjauti. Ir manau, iš tokios šeimos vaikai supranta, kas tai yra. Dabar kažkaip kitaip tuos asocialius žiūriu, o tuo metu ir badas buvo, ir rūbų nebuvo, bet aš išgyvenau, aš įsikapščiau, aš niekada nenorėjau būti tokia kaip mano tėvai. Nors Lietuvos niekada nekeiksnojo, Kristina sako, kad geriausias jos gyvenimo periodas prasidėjo tada, kai ji su šeima persikėlė gyventi į Didžiąją Britaniją. Būtent čia prasidėjo naujas, daug šviesesnis etapas, kuris tęsiasi iki šiol. Lietuvoje atsirado antras vyras ir mes pabiški ir aišku buvo, pradžioje sakėm, niekada neišvyksim iš Lietuvos, bet atėjo tada krizė, ar ne buvo? Išvažiavom čia ir kažkaip įsitvirtinom ir čia atrodo pradėjau naują gyvenimo etapą. Prasidėjo tortas, aišku dirbau ir šiltnamiuose. Fabrike teko padirbėti, bet niekada nesiskundžiu, viskas yra gerai, bet koks darbas yra gerai. Ir po to visgi buvo maži vaikai, vežioti reikia į mokyklą. Su darbu nelabai ir teko kažką daryti. Negaliu sėdėti, žinau, kad toks žmogus, kad jeigu aš neturiu užsakymų su tortais, aš einu daryti lėlytes. Jeigu turiu laisvo laiko, aš važiuoju į salsą bačiatos pamokos. Jeigu yra vakarėlį, tada pradedu mokytis truputėlį padainuoti ir, tiesiog taip. Žmogus, kuris negali be veiklos. Ne, mano būdu aš negaliu sėdėti, kai kiti ramiai prie televizoriaus, savaitgalis išeiginė. Ne, mano būdu. Kristina taip pat nusprendė su mumis ne tik pasikalbėti, bet ir visus pamokyti, kaip pasigaminti vieną populiariausių ir jos klientų mėgstamiausių desertų. Darysim labai skanų maskarponės kremukas su braškėm, paturbintas bus, tai jis dar toks būna tie piragėliai skanesni, gaivesni, galima bus paskiau paragauti. Tai sudėtingo nieko iš tikrųjų nėra. Kodėl plikyti? Todėl, kad užsipliko tešla ir jeigu tradiciškus darytų, užsipliko kremas. Mes kremą darysim kitokį. Realiai visi ingredientai, skyrus miltus, yra sudedami į indą storu dugnu ir reikės palaukti, kol užvers. Čia pirmas etapas. Čia sviestas. Sviestas. Pienas. Pienas ir vanduo lygiom dalim. Sviesto 100 gramų, pieno 125, vandenuko lygiai tiek pat. Pusę šaukštelio cukraus. Tik tiek? Ir čia vienai normai. Ir žipsnelis druskos. Miltų yra 150 gramų. Mes supilsim paskiausiai, kai užvirs vandens ir pieno masė. Ir tada maišysim mikserį ir dėsim kiaušinius. Tai apie savo gamybą. Šiandien plikyti pyragaičiai, ne? Ar čia neteisingai būtų sakyti, kad jūs esate lietuviškos konditerijos šefai, jūs viso pasaulio kulinarija, konditeriją, ką jūs darot? Tai nėra lietuviška konditerija? Ne, tiesiog tai, ką mėgsta klientai, tai kas skanu, kas turi paklausą ir prancūziškai eina pyragėliai, ten kur apipili glazūrą, kur šaldyti reikia. Tortai įvairiausi, pyragai, jeigu reikia ir čeburekus pagaminti galima, ir kivinas, viską truputį. Kristina, atskleiskit paslaptį, kodėl lietuvių šefės tokios paklausios yra Anglijoje, juk jūs turite be galo daug parduotuvių tinklų, desertinių, kavinukių, kur kas daugiau negu Lietuvoje, man atrodo, bet vis tik lietuvės, kurios gamina tortus, yra visada populiarumo bangos. Kodėl? Todėl, kad mūsų tortai skiriasi. Pas anglus yra tradicinis tortas, kuris gali išstovėti mėnesį 2 parduotuvėje be šaldytuvo. Tiesiog mes darom biskvitą, paragausit šiandien, skirtumas darom biskvitą, jį sulaistom, yra purus skanus kremas. O anglai daro dažniausiai iš sviesto kremus, arba ten iš cukraus pudros ir kiaušinio baltymų, aišku, dažniausiai sausų ir viskas. Tai kai paragauja mūsų tortus, tai jie būna, wow, kažkas nerealaus. Tai kai anglas paragauja vieną kartą tokio lietuviško torto, supranta, kad tie angliški tortai yra nerealūs. Nieko gero. Angliški. Jo, lietuviškai turiu vieną klientę, naują klientę Angliją, tai kaip tik vakar susirašinėjom, tai mane vos nedyva vadina, skanesnių, gražesnių tortų nesuragavus. Tai iš tikrųjų gera. Ir anglai jie netokie priekabūs kaip mūsiškiai. Tikrai? Taip. Mūsiškiai, nesakau, kad visi, bet yra tokių, kad nori kuo pigiau, bet kuo gražiau. Tai, o anglam tortas gražus ir jeigu dar skanus, tai ant rankų tave nešioja.
Kristina juokėsi, kad sulaukti komplimentų ir pagyrų jau tapo kasdienybė, tačiau priprasti prie to neįmanoma. Kiekvieną kartą ji vis tiek parausta iš susijaudinimo. Esu tokia, kaip matot, niekada, aš gal gyvenime neužversiu nosies, ta prasme, kad ir kaip man sektųsi, kad ir ką aš bedaryčiau, aš būsiu žmogus ir nevaidinsiu, kad ten kažkokia ponia iš pieno plaukusi. Ir mėgstu tokius paprastus žmonės, gal todėl ir klientai mane myli. Nes, natūralumas, manau, žavi. Tai kai paviešinat kokį nors receptą, turbūt po to žmonės neužsakinėja, ten to patiekalo, nes patys gali pasigaminti. Tiesiog daug atsirado kepėjų mano dėka. Išmoko iš jūsų? Taip, ką aš keliu, nes ten tikrai daug labai informacijos pradedantiesiems, tai, negaila. Man negaila. Tiesiog auginate savo pati konkurentus. Taip, tai ką daryti? Konkurencija yra gerai, visada turi pasitempti. Dabar, kai tešla truputėlį pravėso, reikia įmušti kiaušinius. 4 arba 5, žiūrint, kiek paims tešla. Ką manot apie angliškus kiaušinius? Kiaušiniai kaip kiaušiniai. Nes aš esu girdėjęs iš lietuvių gyvenančių Anglijoje daug kritikos angliškiem maisto produktam. Ne. Dabar apie maisto produktus aš atsimenu, irgi teko girdėti, kad iš Lietuvos siunčiasi bulvės, nes nesigauna cepelinų. Nieko panašaus, viskas išeina. Aš galvoju, šeimininkai kartais rankos ne iš ten auga. Didžiausia sėkmės paslaptimi ši namų kulinarė vadina tai, kad jos receptai paprasti ir prieinami kiekvienam žmogui, net ir tiems, kas virtuvėje nesijaučia kaip profesionalai. Dabar dėsim tešlą į maišelį su antgaliuku ir formuosim ant kepimo skardos ir po to dėsim kepti. Daug mažų šitų plikytų sausainiukų. Jo, mes galim daryti arba ilgus, arba darysim gal kaip barankėlės, jos bus suvalgomas per kelius kąsnius, kadangi tai neplikytas kremas, biškį kitaip ir darysis. Šiaip visada, jeigu darau savo, darau 2 normą, nes jie labai greit susivalgo. O jūsų šeima dar nepavargo nuo tų konditerinių kepinių? Kaip pasakyti, jau nebėra taip, kad ten valgom viską iš eilės. Labai renkamėms, tai vat sūnui labiausia patinka tinginys, medutis. Nors visą dieną sukasi virtuvėje, Kristina juokėsi, kad pati nėra didelė valgytoja ir mieliau maistą ruošia kitiems nei savo pačiai. Būna klausia žmonės, sako, tu esi kepėja, bet, nesi tokia tradicinė kepėja, tokių didelių išmirų. Sakau, tai jūs negalvokit, kad aš čia kepu ir valgau. Aš čia prisiuostau tų kvapų ir būna, užtenka. Čia tai darom tradicinius. Orkaitę įsijungiau iki 180 laipsnių temperatūros, viršus apačia ir ventiliatorius. Ir kiek laiko? Pirmą keps 20 minučių ir po to galima sumažinti iki 150 ir dar kokią 15 minučių bekepti. Tiesiog pagal išvaizdą irgi. Kodėl turbūt jūs populiarėsite, nes jūs laužote tos nusistovėjusius stereotipus, kad konditerija yra labai sunku, nes jūs žiūrint atrodo, kad viskas yra be galo paprasta. Nėra labai sunku, bet reikalauja kantrybės iš tikrųjų. Ir ypač, kai reikia dirbti su žmonėm, nes būna, tai torto nenori pasiimti. Tai dar kas nors, bet kai pradėjau imti depozitą, visi nori pasiimti tortus. Būdavo, kad užsako ir tada viskas? Jo, ir užblokuoja, ir netrašo. Žinot, šiandien nusisakiau ir rytoj, galvoju, kam čia tų tortų, taip gerai. Tai tiesiog apsidraudi save ir klientą, kad tu pasižadi. Nėra dienos, kad Kristinos šaldytuve nerastumėte torto. Dažniausiai ten jie būna bent keli paruošti vežti klientams. Taip, prašom pristatyti Kristiną, kas čia jau pas jūs prigaminta. Labai laukiu šių svečių ir tikrai tortų kepėja negali pasitikti be torto. Čia yra labai anglų pamėgtas tortukas, Viktorijos biskvitas. Viktorijos, čia karalienės? Greičiausiai, čia jų tas tradicinis. Tai vadinasi Viktorijos tortukas? Jo. Kaip pas mus visi žino, Napoleoną? Jo, vanilinių, kaip jie sako, Viktorija sponge vanilą, kažkas va taip. Tai vanilinis biskvitas, tikslus ten kremas, aš jau ten tradiciškai nedarau, čia yra maskarponės kremukas ir sluoksnis braškių džemo.
Braškių džemas. Jo. O kas čia taip? O čia sviestinių kremų tiesiog pralyginu, labai greitas papuošimas, toks minimalus, kad nereikėtų labai ilgai stovėti. Vaisiai čia pats paprasčiausias. Anot Kristinos, daugam Kingslyne atrodo, kad ji iš savo kulinarijos studijos labai gerai gyvena, tačiau realybė nėra tokia saldi. Norint užsidirbti, reikia suktis beveik be poilsio dienų. Žinot, Lietuvoje įdomiausia žmonėms yra visada, ar įmanoma iš to, kai jūs čia darot, uždirbti, ar įmanoma iš to gerai gyventi? Žinokit, įmanoma. Įmanoma, jeigu tu turi didelį klientų ratą. Tada įmanoma, nes tiesiog tu kasdien gali daryti po 5-6 tortus. Bet tai vėl reikia gal žymiai didesnio miesto. Mūsų mieste, gyvenam normaliai, aš nesiskundžiu, aišku, visada norisi daugiau, bet kiek... Bet jums nereikia jokio papildomo darbo, jūs neinate į braškių laukus, jūs neinate į mėsos gamyklą, jūs viską darote, užsidirbate iš savo tortų. Stengiuosi iš tortų arba papildomas veiklos, lėlyčių ar vakarėlių, kažkaip tai prasukame. Tiesiog darau, realiai, aš labai džiaugiuosi, galbūt, kaip ir sakėt, kad atrodo švytinti, gal todėl aš taip atrodo, nes aš mėgaujuosi gyvenimą, aš mėgaujuosi kiekvieną dieną, nes aš darau tai, ką noriu. 13 metų emigracijoje gyvenanti moteris sako, kad grįžti į Lietuvą jau neplanuoja. Tačiau ir čia, kur dabar gyvena, pasilikti visam laikui nenorėtų.